Ahoj, čia Mantas ir taip atsitiko, kad šį mėnesį nelabai tikėtai gavau šitą Sourcebox dėžutę. Galvojau ramiai sau suvalgysiu vienas, bet pagalvojau, kad pabandysiu nufilmuoti video ir pažiūrėsiu, kas gausis. Tai jei kas nežinot, Sourcebox yra kas mėnesinė sveikų užkandžių prenumerata, užsisakai dėžutę, kas mėnesį tu ją gauni. Neįsivaizduoju, kas ten viduje, atsidarai ir mėgaujies, ragauji, skanauji. Ragaujam. Gerai. Jelly Juice. Čia yra tropinių vaisių, braškių ir gervuogių skonio sulčių želė užkandis, net ne želė, kažkoks kaip smutis, nežinau. Labai įdomi tekstūra. Tekstūra tai kaip grinai su padarytum želė normalų ir su, nežinau, sumaltum, sutrintum. O skonis tai jo, labai jaučiasi mangai ir vis tropiniai vaisiai labai išsiskiria. Net nežinau, ar patiko. Įsimetus į kuprinę, išalkai, tokį sušliurpiai ir sotus pusvalandžių. Banana Nut Bites. Kažkas panašaus vėl į proteininius kamuoliukus iš bananų, datulių, riešutų ir kokoso. Kaip ir nieko, ne, visai skanu. Tik nelabai mėgstu džiovintų bananų. Ne džiovintų, tie traškūs bananai džiovinti skanus, bet žinot tos, kur jie susitraukia ir tokie būna šokolade. Labai primena tuos. Pirmas kąsnis buvo šiaip sau, bet paskui įsikramčius visai skaniai. Vaku cashews. Anakardžių riešutai su arktiniais jūrų dumbliais. Nežinau, ar labai čia mane džiugina. Rūgštu. Tikėjaus bus neskanu, bet jaučiasi sojų padažas. Jūrų žolės tai nelabai, labiau jaučiasi, kad yra prieskonių ir tas visas surumas. Kol kas geriausias išragautas. Atrodo kaip koks rankų kremas. Avižų ir kakavos sausainiai. Kaip čia tai daryti? O jėtus. Su išvaizda galėtų pasistengt. Labai jaučiasi kakava. Kaip juodą šokoladą valgyčiau. Yra kokoso, jaučiasi iš karto. Ir tekstūra ta kokosinė duoda. Nėra jie saldus, jaučiasi, kad į saldesnę pusę nei suresnę. Kas mėgstat juodą šokoladą ir kakavą, tai šitie labai patiks. Aš nemėgstu juodo šokolado ir kakavos. Ir šitie skanus. Tai įsivaizduokit. Scrummy! Toks žaismingas. Vyšnių skonio. Džiovintos spanguolės ir razinos. Tiesiog viduj spanguolės ir razinos. Žinau, kad įsidedu raziną ir žinau, kad įsidedu spanguolę, bet valgau kaip vyšnė. Spanguolė. Patinka. Tas vyšnios skonis tai daugiau duoda rūgštumo negu to tikro skonio. Tie, kas nežinot, tai dievinu mangus. Pernai atradau tokį dalyką kaip džiovinti mangai. Tai šitas iškart galiu pasakyti, kad favoritas bus. Yeah, boy! Gražiai atrodo.
Tobula. Kai išdžiovini, skonis labiau koncentruotas pasidaro vienam kąsnį, iš karto toksai. Labai patogu maišelį tokį pasimti, kur nors irgi į kuprinę įsimeti į kišenę, užkandai, cukraus gavai ir dirbi. Oi, koks didelis. Nieko įspūdingo čia nėra, bet tiesiog džiovintas mangas, bet labai skanu. A few moments later. 2 hours later. 2000 years later. Buvo skanu, bet žandikaulį paskauda. Kaip siuntinys iš pašto atrodo. Korean barbecue broad beans. Korietiškos barbecue pupelės. Tos pupelės tai, kur būna žalios išlukštentos iš ankšties. Visai ne to tikėjausi. Galvojau bus žalios, o čia labiau kaip čipsai padaryta. Bet šitose labai daug baltymų yra pupelėse apskritai. Visai netaip įsivaizdavau. Pupelė ir ji nelabai suprantu, kas tas. Gal čia šiaip traški pluta susidaro. Primena, jeigu esat valgę džiovinti, nežinau ar jie džiovinti, bet avinžirniai, kur būna išvirti, bet jie kieti ir valgai ir tas toksai miltingas pasidaro. Kaip miltai burnoj pasidaro. Ir jie kaip ir sausi, bet ir tiek daug skonio turi. Ir baltymų daug turi, ir ląstelienos. Labai patinka. Tik dabar supratau, kad ne vienam nedaviau jokio balo ar kažko. Tai paskui išrinksiu savo kelis favoritus, mėgstamiausius, skaniausius. Toliau. Hazelnut Proline. Veganiškas, organiškas, be miltų. Delicious. Su 3-4 E. Šveicariško tamsaus šokolado batonėlis. Jau minėjau, kad nesu juodo šokolado fanas, bet kelinta čia 3-4 dėžutė gal. Ir kol kas beveik visi juodo šokolado, kažkas su juodo šokolado visi nustebino ir patiko. Atrodo kaip paukščių pienas. Čia man atrodo su kažkokiais grūdais, su avižom ir kinva. Ir vėl nustebino. Ir kinva tokio traškumo duoda. Bet labai šokoladas tirpsta burnoj. Dar vienas bananas. Bananinis batonėlis. Meluoju. Nemeluoju. Bananai ir morkos. Ir prieskoniai. Bananai, avižos, moliūgų sėklos, cinamonas, morkos ir žemės, o tie graikiški riešutai. Parašyta definitely no dates. Vėl kvepia kaip tie džiovinti bananai. Pats pirmas dalykas, ką pajutau, buvo bananai iš karto, dar kandant užuodi bananus, bet paskui kramtant atsiranda tas morkų pyrago skonis ir tada iš cinamono gauni per visą gomurį, bet labai skanu. Truputį sausas, nesaldus, nieks nebuvo saldu iš tikrųjų. Viskas taip, kur užtenka cukraus, kaip ir norėtųsi daugiau cukraus, nes esi įpratęs, bet tikrai jo gana ir viskas iš natūralių cukrų. Tai čia paskutinis iš užkandžių ir liko gėrimas. Šį kartą metalinėje skardinėje. Britiškas gazuotas vanduo, agurkų skonio. Kažkaip pradėjau dažnai agurkus matyti, bet ir ragauti kituose pavidaluose. Yra vienas irgi gazuotas gėrimas su agurkais ir elderflower. Tada ragavau kokteilį alkoholinį su agurkais ir laimu. Irgi visai skanu buvo. Tai visai dedu daug vilčių.
Teko girdėti, kad daug žmonių turi baimę atidarinėjant šitus, kad nulūš nagas ar dar kažką ir naudoja vis kažką. Tai, agurkas. Šiltnamio močiutės kvapas. Šiltnamį agurkai auga. Taip keista. Nėra jokio cukraus, grinai tik tai agurkas jaučiasi. Man atrodo, tą agurką tiesiog išmirko vandenį, kad jisai vandens įsisiurbtų, vanduo įsisiurbtų agurkų skonio ir tada jį suburbulina. Visai rūgštu. Agurkas šiaip iš prigimties visai rūgštus vaisius, daržovė. Rūgštumas kaip ir gertum kokį limonadą, bet tada čia ne limonadas ir nėra cukrus. Visai patiko. Būtų šaltas, būtų skaniau. Sakau, kuo toliau, tuo labiau agurkai stebina. Skysčių pavidalu. Limonadas, tada kokteilis, dabar mineralinis vanduo. Tai viskas, užkandžiai baigti. Dabar reikia išrinkti savo mėgstamiausius. Šį kartą tik vienas sūrus užkandis buvo ir tai buvo korietiškos barbecue pupelės, kurios labai didelį įspūdį paliko. Vaisių atžvilgių negaliu nuspręsti, bet kadangi dievinu mangus, tai turbūt mangai laimi. Dievinu anakardžių riešutus ir šitie tiesiog dar geriau, tai kodėlgi ne. Ir žinoma gėrimas. Kiekvieną mėnesį gėrimas nustebina ir šiaip agurkai. Agurkai užvaldys pasaulį, agurkai visur. Tai va, šį kartą tiek. Užkandžiais apsirūpinau šiam mėnesiui, turėsiu ką pagraužti prie filmo. Ir jeigu patiko, duokit žinot. Turiu naują Instagramą, Mantas Kozlovskis. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki! Jei pataikau, tai mane sekat Instagrame. Iš pirmo karto.